Dabar kviečiu pasikalbėti apie vaismedžius, nes vasaros vidurys yra pats tas metas, kai galim pažiūrėti, kaip jiems sekas. Ir einam dabar pasikalbėsim su agronome Loreta. Loreta, dabar mes randamės vaismedžio apsupty ir kuo aš pastebėjau, kad jie ir vis labai skirtingus. Pavyzdžiui, pas mani sodan būna taip, kad vienais metais kažkuri obelė labai sužyst ir daug derlius atiduod, o kit užaugin vos kelis vaisius. Tai kodėl taip atsitinka ir kaip reiktų spręsti šitą problemą? Čia ne problema. Priežastis yra ta, kad obelys pramečioja. Vienais metais jos daugiau vaisių veda, kitais metais augalas ilsisi, kaupia, taip paprastai pasakysiu, energiją, maistinės medžiagas sekančių metų derliui. Vat šita obelis čia daugiau turim lapų sumargavimų. Tai bus pažeidimai grybinių ligų. Tai va, jeigu turim toks pažeidimus ant lapą, tai greičiausiai tai išduoda apie grybelines ligas, ne? Tikrai taip. Esame prie trešnės, kur matau taip pat yra pažeista grybinių ligų. Tai va, išduoda tas lapelių susiaurėjimas, pažeidimų šakučių, taip pat grybinės ligos. Tai aišku, reikėtų pirmiausia tas nudžiūvusias šakutes iškarpyti, tada pjauk. Atsinešiau priemonę dezinfekuoti žaizdą, Protector FO3. Ir ši priemonė yra patogu naudoti, nes yra purškiama ir nesusidaro plėvelė. Per plėvelę vėl neišgaruoja vanduo ir susidaro sąlygos puikios ligom vystytis ir eiti toliau į kamieną arba šaką. Čia labai panašiai kaip peroksidas žmogui. Na. O kai darai pavasarinį genėjimą, irgi reiktų kiekvienų šakų nukirpus ar nupjovus užpūsti, ar ne? Ar čia tik tas, kai sergantis yra augalas? Šiaip genėjimo metu smulkios šakutės, kai yra pašalinamos, tikrai nebūtina dezinfekuoti, papurškinėti, bet stambiasias šakas tikrai tikslinga panaudoti dezinfekcinės priemonės, kad per tą vietą nepakliūtų vėl tos pačios grybinės ligos ir mūsų medis nesusirgtų. Ir dar noriu parodyti, gana stipriai susisukę lapeliai. Yra pavėluotas purškimas nuo amarų. Tavo kaip tik tarpūro. Atlikta apsauga jo. Aišku, po purškimo jau mes pačių kenkėjų nematome, bet galime čia dar rasti jų apnašas. Tas susisukimas lapelių, aišku, reiktų žiūrėti, nes lapukai gali suktis ir dėl kitų priežasčių, bet šitų konkrečių atveju tai yra dėl amaro. Tai dabar, Danoja, aš tau norėčiau dar parodyti aktinidijose vieną problemą. Mūsų aktinidija pasirodo serga vėžiu. Rimtai serga vėžio augalai? Tikrai taip, yra ir obelų vėžys. Čia šitam sode mes neturim, negaliu parodyti. Čia yra, matai, tie pažeidimai, tai yra bakterinė liga. Va, matai, ištisai medis, kaip sakau, verkia. Tai sapūn realiai, ne dabar taip gaunas dėl tos ligos? Nu, atsiranda toj vietoje žaizda ir ištisai teka sultis. Ir automatiškai augalas pradeda vysti. Taip. Gail, jis kenčiasi. Ir čia, kaip matom, šitas jau augalas yra stipriai pažeistas, nes jau nuėjo ir į patį kelmą. Manau, jau gali būti ir šaknys pažeistos. O tai jam yra kažkokių vaistų nuo šitos ligos? Kastuvas. Šituo atveju tai kastuvas. Realiai rekomenduočiau jų iškasti ir sunaikinti visas augalinės tas liekanas. Jeigu naujai norėtume sodinti aktinidiją arba netgi tą pačią tokią vynogę, tikrai nerekomenduočiau iš tą vietą. Geriau pasirinkti naują vietą, nes vis tiek iškasant mes dalį šaknų paliksim, o šaknyse gyvena ligos sukėlėjas. Kokių maistinių medžiagų reikia ir vaismedžiams, ir vaiskrūmiams, nes ne vien to ir genėjimo taisyklingo, ir laistymo reikia, bet reikia ir kažkokių tai maistinių medžiagų. Tai ką jūs patartumėte? Tikrai taip, sakysim, turime dabar serbentus. Vieną vėlyvesnės veislės, dar žalios uogytės ir nenoksta. Ir turime ankstyvesnį serbentą, kur jau uogytės
porą dienų bus tikrai skinamos ir valgomos. Tai šiuo momentu rekomenduočiau vėlyvesnių veislių augaliukus, kur uogos dar tik tai užmėgstos, auginamos, naudoti universalias trąšas. Kad azoto fosforo kalio santykis būtų vienodas, gali taip pat būti dar papildytos, praturtintos trąšos mikroelementais, biologiniai medžiagom, kurios, sakysim, sausrų metu arba karščių metu padės augalą, sustiprins prieš stresą ir taip geriau atlaikys karštį. Tai kaip sakau visą laiką, pirmiausia gausiai palieti, paskui panaudoti universalias trąšas. Nes nemažai gaunu ir klausimų, pritręšėm daug, uogų daug, bet jos yra smulkios. Jo, arba nenoksta. Tai pirmas, sakau, turėtų būti vandens greičiausiai trūkumas. Antra, gali vėl smulkios uogos, kad ir daug pritręšiam, bet jos neauga, nes yra per tankus krūmeliai. Čia yra jaunas, čia tikrai daug jaunas krūmas. Reikėtų čia truputėlį pagenėti. Taip, nes vėl, kad daugiau ir saulės papultų, ir prasiventiliuotų. Ir lygos nesimestų ir visa kita. Taip, pavalgysim uogyčių, patikrinsim cukraus kiekį. Man cukraus niekada nebūna per daug. Tai aš visai norėčiau, kad jos būtų saldesnės. Ar yra kažkoks būdas pasaldinti tas uogas? Geriausias saldiklis tai yra saulė, bet jeigu mes turim mažesnį jos kiekį arba, sakysim, daug kritulių, tai galim pagelbėti cukraus kaupimui, didesniam kiekiui, greitesniam uogyčių ir tolygesniam nokimui trąšos su kaliu, kur didesnis kalio kiekis. Tai šiuo atveju mums reikėtų žiūrėti, kad būtų didžiausias skaičiukas kalio, kaip šiuo atveju mes turim 7%, tuo tarpu fosforo yra 4, azoto 5%, bet kalis yra dominuojantis. Daugiausiai. Taip. Tai čia nokstančioms uogoms. O kai mes prieš tai rodėm tas žalias, tai ten jau kalio turėtų būti mažiau, daugiau azoto. Santykis vienodas turi būti. Ne, azoto perteklius yra irgi negerai, nes mes išprovokuojam naujų ūglių augimą. O vis tiek jau einam į antrą vasaros pusę. Nu, vidurį dar tik turim, bet vis tiek gali mums paskui nespėti sumedėti tie jauni ūgliai. Ir pašals tada jau. Taip, plus perteklius azoto gali prastinti vėl tą pačią uogos kokybės, skonio savybės. Netgi, sakysim, kai kurių uogų, kaip braškių ir transportabilumą, ir greičiau vėl ligos. Ir supyksta jos greičiau. Tai čia labai daug veiksnių yra dėl tinkamų trąšų. Jeigu tinkamai pasirinksi trąšas, tai ir uogos bus kokybiškesnis. Noriu tik parodyti, kad skirtingos suspaudimo granulės skirtingai leidžiasi dirvožemį. Ir jei mes norim greito efekto, reiktų į tai labai atkreipti dėmesį. Tai va, nesvarbu, žiūrėk, kad yra šita stambi granulytė. Dabar mes jas apipurškiam vandeniu ir truputėlį luktelsim. Šitos iš vis nereaguoja. Jo šiaip per ilgesnį laiką dirvožemyje tikrai išsileisis, kas yra gerai. Bet jeigu mes norim to greitesnio rezultato, tai, sakau, labai aktualu atsižvelgti į granulės suspaudimą. Tai čia faktiškai iš karto, jos gauna drėgmės ir jos iš karto pradeda atidavinėti. Taip, greičiau jos tada pradeda atiduoti maisto medžiagas, maitina mikroorganizmus ir taip toliau. Organiką rekomenduočiau visą laiką naudoti anksti pavasarį arba rudenį. Ką mes su jais sprendžiam? Pirmiausia, tai gerinam dirvožemio struktūrą, kaip šiuo atveju mes turim tokią priemolio molio dirvą, jinai greitai yra supuolanti. Tai, kad poringumą jos padidinti, tam yra organika. Kitas momentas organikos, jinai yra maistas mikroorganizmam. Tai grybam ir bakterijom, kurie taip pat yra reikalingi, nes jie simbioziai. Geriesiam grybam ir bakterijom. Taip. Galima organinės trąšas naudoti ir jau, sakysim, kai mūsų vaismedžiai dera, tik tai reiktų nepersistengti ir mažom normom, nes vis tiek yra koncentruoto azoto. Būtent vabalų mėšlas tu ir pasižymi, kad jis efektyviau lyginant su kitom organiniam trąšom gerina dirvožemio struktūrą ir turi ilgalaikį poveikį pačiai mikrofloros ir faunos veiklai. Ir dar vienas svarbus dalykas, akcentas, kad vabzdžių mėšlas yra švarus. Jis nėra užterštas piktžolių sėklomis, kas labai yra aktualu. O dabar, Loreta, reziumuojant, gal jūs galėtumėt pasakyti, nes mes ir praeitose laidose kalbėjom, dar yra ir tabletės tirpios vandenyje, ar ne kaip špricas, tai tikrai labai daug tų trąšų, didelis pasirinkimas.
kaip reikėtų žmogui nepasimesti ir žinot, ko reikia. Tai rezumuokit viską. Kokią problemą norim spręsti? Šiandien dienai mes norim saldžių, skanių uogų, vaisių. Svarbiausias elementas kalis. Ypač tuose darželiuose, soduose, kur mažiau naudojam vandens, kyla temperatūros, augalai tikrai patirs stresą dėl karščio, rekomenduočiau panaudoti biostimuliatorius, amino rūgštimis ir jūros dumblius. Kad būtų mažesnis stresas augalams, kaip čia pavyzdžiui molingas dirvožemis, kaip ir šeimininkė pasakojo, kad yra labai kaip pluta tokia užsideda, tai tada augalas nieko negali pasisavinti, jam reikėtų truputį padėti.